Noriu pasidalinti, kodėl vieni žmonės sutaupo ten 20-30 tūkstančių, o kai kurie 50 ir galbūt iš vis bankų jau nebemoka palūkanų. Tai visada dažniausiai tai vyksta, kai žmonės, skiria truputį laiko, ne, ir skiria pasidomėti internete, pažiūri mano video, galbūt mano kolegų video ir kažkokius pasidaro sprendimus kredito, taip, ten su laikotarpiu, su mokėjimo metodu, su Euroliboru, taip, kažkaip ten kintamas fiksuotas palūkanas. Jeigu jūs tik tai valdot šitas kredito tas sąlygas, susidėliojat, na, yra tikimybė, kad sutaupysit apie 20-30 tūkstančių, ne, dėl banko maržos laiku pasidėrėsit. Bet ką daro tada kiti žmonės, kurie tikrai jau pagal mūsų praktiką praktiškai jau žmonės po 5, tarp 5-7 metų jau už savo kreditus nebemoka, nes jie ne tik konsultuojasi, bet jie ir darosi tokius, gal teko girdėti, finansinius planus, nes kai tu pradedi jau finansinį planą, kai tu susidėlioji, kas esate darę verslo planą, tai mane suprasit, arba namo statybų projektą, jeigu darėte, ne, tai yra jūs dar namo nepastatėte, verslo nepradėjot, bet jau vis tiek jau turite ant popieriaus susidėlioję teigiamus, neigiamus dalykus, žinot, ko daryti, ko nedaryti, kad ten, nebankrutuoti versle, arba ten, kad neapsiskaičiuoti statant namą, ne, ir tikrai paskui dėl pinigų trūkumo nepastatysit. Tai su finansais taip pat yra finansinis planas. Taip, kai tu jį planuoji, dėliojasi, tada tu aiškiai pamatai, ką turėčiau padaryti, pavyzdžiui, kad jau tikrai po 5 metų man nebereikėtų mokėti už savo būsto kreditą. Irgi tai, kaip sakant, visada viskas yra įmanoma, jeigu tam skiri dėmesio, tai yra žmonės sugalvoja ne tik kaip bankui mokėti palūkanų, bet padaro taip, kad ir jam kažkas pradėtų mokėti palūkanas.